Sveiki visi, kas prisijungiat, kas vis dar prisijungiat į dar vieną mūsų kastų webinarą apie studijas užsienyje. Tai šiandien kartu su manim pasidalins savo patirtim trys studentės, dvi studentės, kurios studijuoja Nyderlanduose ir viena, kuri studijuoja Belgijoje, tai Kotryna, Samanta ir Igneta. Tai gal trumpai pasakinuką prisistatykit ir tada galėsim važiuoti. Tai sveiki visi, aš esu Kotryna, man 20 metų ir esu antro kurso studentė Olandijoje. Okay. Sveiki, mano vardas yra Samanta, man irgi 20 ir šiuo metu esu antro kurso studentė Nyderlanduose. Mano vardas Igneta ir esu pirmo kurso studentė Belgijoje. Man 19 metų. Liuks. Malonu. Tai va, tai aš Vytautas, studijų užsienio koordinatorius, kastų organizacijų dirbu jau 13 metų, esu sukaupęs pakankamai nemažai patirties, kuria visus šitus metus ir dalinuosi, padedu įstoti, išvykti studijuoti. Tai gal nieko nelaukiant pradėsim, tada turim paruošę čia šiokią tokią prezentaciją, tai apie pačią mūsų organizaciją, tai pati organizacija gyvuoja jau bene 18 metų, turim pakankamai nemažą patirtį sukaupę apie studijas užsienyje, tiek konsultuojam, tiek administruojam visą stojimo procesą. Dirbam su 44 universitetais šiuo metu, kiekvienais metais tų universitetų vis pasipildo, tas sąrašas stengiamės, kad jisai būtų kiekvienais metais vis didesnis. Esam padėję jau bene 8 000 studentų išvykti studijuoti į tas šalis, su kuriomis dirbam. Tas skaičius turbūt yra didesnis, toks, sakykime, preliminarus, grubiai 8 000 studentų iki šios dienos. Ir turim tokią kaip 96% įstojimo garantiją. Tai iš esmės mūsų tikslas ir darbas padėti jums išsirinkti tokias studijų programas, kurios atitiktų jūsų lūkesčius ir norus ir kad pavyktų sėkmingai įstoti. Tai mūsų organizacija dirba su 5 šalim - Nyderlandai, Belgija, Danija, Suomija ir Švedija. Šiandien daugiau pakalbėsim apie Nyderlandus ir Belgiją, kadangi turim studentės atstovės, sakykime, šitų šalių, tų šalių universitetų, kurios ten studijuoja, kurios pasidalins savo patirtim. Na ir toliau prezentaciją tęsti norėčiau tuo, kas iš esmės labai aktualu ir nuo ko viskas prasideda svarstant apie studijas užsienyje. Tai pagrindinis klausimas yra, kur studijuoti Lietuvoje ir užsienyje. Tada pradedi lyginti, svarstyti ir atsiranda tokie dalykai, kurie labai paprastai vadinasi mitai apie studijas užsienyje, kodėl tenai galbūt reikėtų ar nereikėtų rinktis. Tai dar pereinant prie tų mitų, galbūt norėčiau pasakyti, kad visos prezentacijos metu čiate galite uždavinėti klausimus, į tuos klausimus gale mes pasistengsim atsakyti, galbūt prezentacijos metu jau nuskambės tas atsakymas, bet jeigu tik tai girdit, kažkas yra svarbu, kažką norėtumėt, kad daugiau pakomentuotumėm, tai tiesiog užduokit tuos klausimus. Tai pirmasis mitas yra, kad studijuoti užsienyje brangu. Čia pateikėm tokią lyginamąją lentelę, kurioje nurodom tiek studijų kainas, lyginant šalis, su kuriomis dirbam ir Lietuvą. Tai kai kuriuose šalyse studijos yra mokamos, tos šalys yra Nyderlandai ir Belgija, kur už studijas reikia mokėti, čia yra nurodyta 1 metų studijų kaina. Skandinavija, Danija, Švedija ir Suomija studijos yra nemokamas, ten ES piliečių už studijas nemoka ir Lietuvoje. Studijos yra, kaip ir žinot, sistema yra tokia, kad jeigu pavyksta įstoti į nemokamą vietą, tada už studijas nereikia mokėti, tai tas nemokamas vietas papuola patys geriausi, sakykime, geriausius akademinius balus turintis, arba tada jau studijų kaina priklauso nuo pasirinktos programos ir universiteto. Taip pat pateiktos tos vidutinės mėnesio išlaidos, kiek paprastai studentams pragyvenimui reikia. Čia galbūt studentės, kurios tenai jau gyvena, galės pasidalinti savo patirtim, tas sumas turbūt realesnės įvardinti. Čia tokios preliminarios rėžiai sumos, nuo kurios paprastai mėnesinės išlaidos prasideda ir kiek jos gali būti. Ta suma, aišku, jinai nėra baigtinė, jinai gali būti ir didesnė. Galbūt kai kuriems studentams pavyksta ir iš pigiau pragyventi. Tada yra studentų atlyginimai, kiek paprastai studentai uždirba dirbdami tiek part-time jobą, tiek pilną darbo dieną. Šalis taip pat turi paramų sistemas, į kurias galite pretenduoti.
Tai turbūt Olandija tuo ir išsiskiria. Dėl ko aš sakau Olandija, nes tai yra bent jau kol kas viena populiariausių šalių, kur daug studentų vyksta studijuoti, nes nors ir studijos yra mokamos, bet ten yra paramų sistema, kuri padeda studentams pragyventi. Panaši paramų sistema yra tiek Danijoje, tiek kitose šalyse, tokiose kaip Suomija, Švedija, kur iš esmės dirbantys studentai nepilną darbo dieną gali pretenduoti ir gauti valstybės paramas. Sekanti skaidrė yra dar vienas mitas, kad reikia labai gerai mokytis, apie ką ir kalbėjom, šiek tiek prieš tai skaidriai rodydami tą finansų lentelę, kad Lietuvos atveju į nemokamas vietas gali papulti tik pačius geriausius rezultatus turintys akademinius, turiu omeny mokykloje mokiniai. Tai užsienio universiteto atveju dažnai taip nėra, tie akademiniai rezultatai ne visais atvejais turi įtakos. Kai kuriais atvejais jie įtakos netgi visai neturi, tarkim tokia šalis kaip Belgija arba Nyderlandai, iš esmės jų tas švietimo sistemos principas sudaryti galimybę studijuoti visiems nepriklausomai nuo akademinių rezultatų. Jis yra, dėl to ten nėra taip sudėtinga įstoti, nėra kažkokių tai išskirtinių aukštų akademinių stojimo reklamų. Žinoma, yra tokių programų, kurios turi galbūt šiek tiek tos aukštesnius, konkretesnius stojimo reikalavimus, kur jau yra, sakykime, limituotas vietų skaičius, kiek per metus studentų jie gali priimti, dėl to tos programos jos dažnu atveju turi ir aukštesnius, ir konkretesnius stojimo reikalavimus. Kai kuriais atvejais nereikalingas ir kažkoks tai tarptautinis anglų kalbos testas, nes vykstama studijuoti anglų kalbą, tas anglų kalbos žinias kažkokiu tai būdu reikia įrodyti, tai tiek Belgijos dalis universiteto, tiek Nyderlandų praktiškai beveik visi, su kuriais mes dirbam, jie užskaito valstybinį anglų kalbos egzaminą, Danijoje taip pat galima, jie užskaito išklausytas valandas mokykloje anglų kalbos. Žodžiu, tas įstojimas nėra toks sudėtingas ir tikrai nereikia pačių geriausių, sakykime, rezultatų, tiek bet kurių disciplinų akademinių rezultatų, tiek tarkim, anglų kalbos žinių, kad ten būtinai reikėtų išlaikyti kažkokį tai tarptautinį anglų kalbos testą, kuo geresniais balais ir rezultatais. Tai to dažnu atveju netgi nereikia. Sekantis mitas yra baimė, kad nesusikalbėsiu angliškai. Tai tas mitas turbūt jisai kuo toliau, tu labiau pats savo prieštarauja, nes dabar žvelgiant į abiturientus, bendrai jaunus žmonės, kurie dar mokosi mokykloje, anglų kalbos žinios yra kur kas geresnės negu buvo anksčiau. Tai čia turbūt jokių problemų didžiai daliai studentų nekyla, galbūt ta baimė kyla ne dėl pačių studijų, galbūt, o dėl to gyvenimo svečioje šalyje, nes vis dėlto vykstam į tas šalis studijuoti ir mes dirbam su tom šalim, kur ta anglų kalba taip pat nėra gimtoji. Tai čia turbūt studentės vėliau irgi pasidalins savo patirtim, bet iš esmės, kalbant tiek apie pačias studijas, tai reikia suprasti, kad, kaip ir minėjau, tai nėra anglakalbė šalis, tai reiškia, kad didžiai daliai studentų, praktiškai visiems turbūt, nemažai daliai dėstytojų, ta anglų kalba nėra gimtoji. Reiškia, ta anglų kalba yra kur kas paprastesnė ir suprantamesnė, sakykime, labiau kasdieniška. Jeigu kalbam apie tai, kad susikalbėti mieste, turbūt irgi nėra tokios didelės problemos susikalbėti, nes šiaip visose šalyse šitose puikiai kalba angliškai, turbūt studentės čia jau plačiau vėliau papasakos. Na ir pereisim prie Nyderlandų, viena šalis, apie kurią mes šiandien pakalbėsim tiek aš, tiek studentės, tai Nyderlandai yra ta šalis, su kuria mes dirbam, kaip ir minėjau, viena turbūt šiuo metu bent jau populiariausių šalių, šalis, kuri turi daugiausiai programą kalbą pasiūlyti, vieni pirmųjų turbūt Europoje, kurie pradėjo tarptautinės programas siūlyti studentams. Studijų kaina yra 2195 € už vienerius studijų metus. Kaip ir minėjau, anksčiau yra paramų sistema. Ta paramų sistema yra tiek finansinės, tiek nefinansinės paramos, tiek, sakykime, stipendijų principų, tiek viešo transporto lengvata, paskolos studijų kainai, parama studijų kainai, žodžiu, ta parama gali siekti net iki 1130 €. Čia šita suma yra nurodyta ateinančių metų rugsėjo, reiškia tie, kas pradės studijas nuo rugsėjo mėnesio, galės pretenduoti į būtent į tokią maksimalę tos paramos studijų sumą.
Nyderlanduose mes dirbam su 2 tipų universitetais, tai yra research universitetai, kurie labiau orientuoti į teorinę, akademinę veiklą, ir applied science universitetai, kurie labiau orientuoti į praktiką, projektinę veiklą. Tai skirtumas tarp jų vienas, kaip ir minėjau, yra labiau teoriniai ir praktiniai, ir kitas skirtumas yra tas, kad studijų trukmė skiriasi. Research universitetuose paprastai studijos trunka 3 metus, applied science universitetuose trunka 4 metus, bet ir tai, ne visais atvejais. Čia turbūt irgi galės pasidalinti studentas, nes yra programų, kurios trunka 3 metus, vadinami fast trackai, kur yra pati studijų programa šiek tiek intensyvesnė, greitesnė ir ją galima pabaigti per 3, ne 4. Taip, tai turbūt perduodu žodį Kotrynai, galės dabar pasakoti, jeigu reikės skaidruolis perjungti, tai sakyk. Gerai. Tai sveiki dar kartą. Kaip ir minėjau, esu Kotryna, aš šiaip esu iš Vilniaus. Užsiimu, mėgstu labai daug dalykų, pradedant sportais, fotografija, baigiant menais, dizainais, visokiais dalykais. Pradėjau ir finansus mėgti šiemet, besimokant. Tai vat, dabar atlieku praktiką Lietuvoje, apie tai galbūt vėliau šiek tiek pašnekėsiu. Taip, galime eiti prie kitos skaidrės tada. Aš studijuoju Utrechto Hockett School of Applied Science, tai čia yra tas taikomųjų mokslų universitetas. Iš karto noriu perspėti, kad nebijokit šito taikomųjų mokslų pasakymo, kad oi čia gal kaip kolegija Lietuvoje. Visiškai ne. Ta skirtumo turi tik tai Olandijoje. Kitose šalyse ir grįžus į Lietuvą to skirtumo nesijaus, ką jūs pabaigėt. Hockett School yra tiesiog su daugiau praktikos. Tai galim pereiti į kitą skaidrę. Ir aš studijuoju, dar kartą paspauskit, tarptautinį verslą. Ir kaip ir Vytautas minėjo, aš nors ir studijuoju taikomųjų mokslų universitete, aš esu pasirinkus fast track programą, kuri reiškia, kad takas yra pagreitintas ir savo mokslus baigsiu ne per 4 metus, o per 3. Tai pirmiausia, šitoje programa kuom skiriasi, tai kad atrinkta yra apie 20 žmonių, man atrodo, mokslo metų pradžioje. Į fast tracką reikia tokio šiek tiek papildomo stojimo. Bet čia galima bus išsiplėsti vėliau, galėsit su manim susikontaktuoti dėl to, nes čia nežinau, ar labai reikšminga dabar pasakyti, bet ten nieko sudėtingo. Tiesiog į universitetą aplikuojant nereikia motyvacinio laiško, tenai gali prireikti, jeigu jums parašytų ar susisiektų. Studijos skiriasi tuom, kad aš kadangi studijuoju 3 metus, tai man 1,5 metų yra visiška grina teorija, egzaminai universitetas. Ir dabar, kadangi aš jau atsimokiau 1,5 metų, kaip ir minėjau, aš jau atlieku praktiką Lietuvoje, esu grįžus pusmečiui. Tai galima pasirinkti vieną praktiką atlikti savo šalyje grįžus. O tada kitais metais manęs laukia Erasmus programa 0,5 metų, galima pasirinkti pre-masterius, kas yra irgi toksai labiau Olandijos dalykas, tiesiog tokį papildomą dalyką pasimokot, jeigu norit stoti į magistrą po šito taikomųjų mokslų universiteto. Ir dar kitą 0,5 metų manęs laukia vėl praktika. Tai praktiškai 1,5 metų mokslai, 1,5 metų jau taikai savo žinias. Galime įti kitą skaidrį. Taip, tai studijos ir studento gyvenimas, kaip matot, yra labai daug visokių veiklų, labai daug visokių skirtumų. Tai noriu pradėti iš karto dar liečiant temą fast tracką. Tai jeigu norit dirbti, jeigu norit labai daug būti studentais, aš jums patarčiau, žinokit, tikrai rinktis 4 metų programą, niekur neskubėti, tie metai nėra jau tiek ir daug papildomai. Ir dar gali labai spausti tai, kad iš tos programos, jeigu daug nesimokot, iš jos gali tave permesti į 4 metus. Tai turėkit šito omeny. Tai jeigu nesat labai greiti moksluose, jeigu norit iš tikrųjų patirti tą studento gyvenimą ir ten ir vakarėlį ir viskas, tai tikrai rinkitės 4 metus. Tai tai čia šitų nuotraukų aš norėjau pasakyti, kad yra visokiausių žmonių, dėl kalbos nereikia niekada jaudintis, nes pas mane kurse yra ir iš Gvatemalos studentų, ir iš
Pietų Afrikos ir iš Vokietijos ir tikrai visi kalba su visokiausiais akcentais, bando sukurti žodžius iš daiktų, kad suprastum, ką nori pasakyti. Ypač pirmais metais. Antrais metais jau visi puikiausiai šneka. Aš irgi tikrai nebuvau puikia anglų kalboje pirmais metais, bet antrais metais visiškai be problemų šneku. Ir mąstau kartais angliškai, nes taip paprasčiau pasidaro. Tai vat, ir dar vienoje nuotraukoje galite matyti mane su 3 žmonėm, tai čia yra mano kambariokai. Tai irgi smagu, naujas pažintis. Ir dar galite vienoje nuotraukoje matyti, kad ten yra sušiai ir ekranas. Tai aš labai noriu pasakyti, kad jeigu turit antras pusės Lietuvoje, jeigu sunku palikti draugus, tai tikros draugystės neturi sustabdyti jūsų nuo jūsų svajonių siekimo. Tai jeigu dar svarstot, keliaukit į tą užsienį, studijuokit ir kas jūs myli, kas jūsų laukia, tikrai jūsų sulauks ir dar bus smagesnis etapas jūsų gyvenime. Ir galim prie paskutinės skaidrės prieiti. Tai va, tai patarimai. Jums tai pirmiausia tikslingai pasirinkti studijų programą, tai aš turiu omeny tai, kad aš buvau visiškai nežinau, ko aš noriu studijuoti ir man padėjo labai Vytautas ir Kasto apsispręsti, kai man tiesiog pasakė atsisėsk ir skirk laiko paskaityti apie studijų programas jų aprašymą. Tai kadangi aš sakiau, kad aš mėgstu labai daug įvairiausių veiklų, aš galvau, kad man nebus įmanoma nieko susirasti studijuoti ir aš jau galvau gap year'ą imt ar dar kažką. Bet pasiskaičiau, kad tarptautinis verslas man labai tiko asmeniškai, tai nepatingėkit pasiskaityti apie studijas, nes tai gali iš vidaus atrodyti visai kitaip negu iš pavadinimo jos. Tada apgyvendinimas. Aš, kaip ir minėjau, studijuoju Utrechte, bet aš gyvenau Amsterdame. Čia yra toksai retesnis variantas, kad gyvenant Amsterdame studijuoju Utrechte, dažniausiai atvirkščiai būna. Bet aš gavau apgyvendinimą per pažįstamus, tai tikrai klauskit ir per Facebooko grupės lietuvių ir per pažįstamus, gal kažkas turės jums laisvą kambariuką šiek tiek pigiau, nes jeigu planuojat studijuoti užsienį, jau dabar pradėkit rūpintis apgyvendinimu, nes tikrai Olandijai čia labai didelė problema, bet ir nepabijokit kitų miestų pasižiūrėti, nes traukinių susisiekimas yra puikus. Ir jeigu dar dirbsit, puikiai galit gauti nemokamą transportą. Kompensuos jums. Ir tikrai labai noriu visiems patarti nebijoti išlipti iš komforto zonos. Ir jeigu jūs stabdo tik tai kažkokia baimė užsienio, nebijokit. Čia bus jūsų geriausi gyvenimo metai. Susipažinsit su daug žmonių, jūsų akiratis prasiplės. Išmoksit prisitaikyti prie naujovių visokių visko. Tai tikrai nebijokit, tėvam irgi pasakykit, kad nebijotų, nes čia tikrai vienas geriausių gyvenime sprendimų. Dėl klimato Olandijai, tai aišku, tenai buvo metai, kai lyjo 360 dienų per metus. Tai į skėčius net neinvestuokit, visiškai pinigų švaistymas, nusipirkit gerus lietpalčius, neperliejamas striukes ir gerus batus. Darbas. Tai jeigu norėtume studijuoti fast-track'e, net nepaturiu ieškotis darbo, nes nebūtų laiko, bet šiaip darbas labai tikrai yra pravartus. Jeigu yra finansinių šiek tiek sunkumų ar norit, kad būtų transportas finansuojamas, tai darbas labai lengva susirasti restoranuose. Aš pati dirbau, irgi per pažintį susiradau, tik tai savaitgaliais dirbau. Tai atlyginimai labai geri. Aš manau, pas jūs Vytautai gal yra kažkokia atlyginimų lentelė, ar ne? Jo, yra. Nuo amžiaus priklauso tas valandinis atlyginimas, tai šiaip jisai pakankamai neblogas, berods nuo 7 eurų trupučiu. Taip. Aš uždirbdavau 10 eurų ir man yra 20 metų per valandą, čia valandinis. Tai draugų ratas, kaip ir minėjau, susipažinsit su labai daug skirtingų žmonių, bet visie galbūt jums pritrūkstos lietuviškos auros, tai yra NLT grupė, jūs ją galite rasti ir Instagrame, tenai yra WhatsApp grupė, kur yra bendruomenė lietuvių. Tai čia tiesiog, jeigu reiktų lietuviškos dvasios jums tenai Olandijoje, jeigu pasiltumėt. Ir paskutinis dalykas, tai yra, kad jeigu net keliausit tenai su automobiliu, kaip aš dariau su šeima pirmą kartą, tai tikrai nesiūlau aš jums ten su lėktuvais tystis tenai su 4-5 lagaminais, kur ten kainuoja daugiau 10 kartų negu pas lėktuvo bilietus.
labai rekomenduoju pasidomėti autobusų siuntom, kur pristato nuo jūsų Lietuvos namų durų iki pačių Olandijos namų durų ir tikrai už labai padorią kainą. Kontaktų labai šiaip yra daug, bet jeigu turėsit daugiau klausimų, galit QR kodas paliktas susisiekti su manim dėl daugiau detalių ir mielai jums padėsiu pasiruošti išvykai į Nyderlandus. Ačiū labai už laiką. Liuks, ačiū Katrinai. Dabar Samanta. Samanta, ar esi? Taip, sveiki, buvo kažkas su internetu. Liuks, būna tų trikdžių, viskas tvarkoja. Sveiki visi, mano vardas yra Samanta, man neseniai suėjo 20 metų ir šiuo metu esu antrakursė studentė Nyderlanduose. Taip, kita skaidrė. Tai trumpai apie mane, gimiau ir užaugau Vilniuje, pati nuo mažens domiuosi kulinarija, labai mėgstu gaminti ir turbūt iš dalies tai ir paskatina mano studijas. Taip pat labai mėgstu visokiausius kūrybinius užsiėmimus, piešimas, rankdarbiai ir taip pat daug laiko leidžiu gamtoje. Kita skaidrė. Ir Samanta, tu studijuoji maisto technologijas, ar ne? Liuks. Taip, tai esu antro kurso studentė Van Hal Larenstein universitete ir čia taip pat yra taikomųjų Applied Sciences universitetas. Taikomųjų mokslų. Ir studijuoju maisto technologiją, bakalauro studijos, bet kitaip nei Kotryna, mano studijos trunka iš tikrųjų 4 metus, bet praktiškai 1 metai yra sudaryti vien tik iš praktikos arba iš minor studijų. Tai pats universitetas randasi gana mažame Velpo miestelyje, tačiau šalia labai netoli yra žymiai didesnis Arnhemo miestas, kuriame aš dabar ir gyvenu. Pats miestelis Velpo nors ir mažiukas, bet tikrai yra visko ir parduotuvių, ir keletą kavinių, restoranų, tai tikrai yra kur leisti laiką. Mano universitetas nėra labai didelis, todėl sakyčiau, kaip pirmakursiai buvo labai lengva susigaudyti, tikrai nėra taip, kad pasiklysi. Ir visi dėstytojai yra labai profesionalūs ir malonūs, kadangi mano klasė gan maža, pas mus tik apie 20 žmonių buvo pirmais metais, dabar jau liko tik 15, tai susidaro toks kaip vos nelabai artimas ryšys su tais dėstytojais, jie pažįsta tave ir vardu, ir yra dauguma jų tampa ir tavo mentoriais vėliau, tai tikrai nebaisu niekada pas juos kažko pasiklausti, ar tai susijęs su studijom, ar tiesiog su kasdieniu gyvenimu, visi labai linkę padėti. Ir kaip matote iš nuotraukų, aš gan daug laiko leidžiu laboratorijoje. Yra labai daug dalykų kaip fizika, chemija, taip pat mikrobiologija. Tai tikrai daug gamtos praktikos ir pačių studijų metu. Jinai yra labai gerai sudėliota kartu su teorija, kas, sakyčiau, bent jau asmeniškai žymiai labiau man padeda mokytis ir ruoštis egzaminams. Taip, kita skaidrė. Tai apie patį gyvenimą Olandijoje, kai tik tai aš čia buvo patyrus tikrai kelias tokius kultūrinius šokus, sakyčiau, didžiausias yra žmonių. Samanta turbūt vėl turi kažkokių tai problemų su internetu. Laukiam, sugrįžai. Liuks, dabar jau girdim tave, Samanta. Tai taip pat irgi dėl kalbos, sakyčiau, tikrai nesinervinti, nes netgi vyresnė karta Olandijoje puikiai ir nuostabiai šneka angliškai. Tai susikalbėti tikrai yra labai lengva ir taip pat visi yra labai žmonės malonūs, būna kartais, kad net parduotuvėje tave užkalbins, tiesiog apie orą ar apie kaip diena sekasi. Taip pat važinėjimas dviračiu visur. Labai, netgi sakyčiau, rekomenduočiau investuoti į savo dviratį, nes viešasis transportas yra gan brangus, tiek traukiniai, tiek autobusai ir galima gauti arba nuolaidas, arba ir nemokamą transportą, bet labai yra daug pašalinių sąlygų.
Tai reikia arba dirbti, arba reikia mokėti už tam tikras prenumeracijas. Tai, sakyčiau, dviratis yra geriausia investicija. Taip pat dėl apgyvendinimo problemų studentams, kurie galvoja apie studijavimą Olandijoje, siūlyčiau nuo dabar pradėti ieškotis apgyvendinimo, nes čia, ko gero, yra viena didžiausių problemų, norint persikraustyti. Pirmaisiais metais man labai padėjo tai, kad universitetas turi partnerystę su tokiu kaip studentų bendrabučiu. Jisai yra gal 50 minučių pėstute nuo pačio universiteto Velbo miestelyje ir ten galima gyventi visus metus. Tai tikrai sakyčiau, kad susisiekti su universitetu rekomenduočiau, nes jie gali pasiūlyti apgyvendinimą ten ir gautumėt kambarį. Dydis irgi labai skiriasi. Aš, pavyzdžiui, man pasisekė, gavau gan didelį kambarį ir kainos nėra kosminės. Aš mokėjau apie 550 eurų į mėnesį. Ir sakyčiau, kaip pirmiems metams ir kai taip šalia universitetas, tai labai buvo geras dalykas. Taip pat labai padėjo man išeiti iš tos komforto zonos, nes susipažinau su labai daug naujų žmonių irgi iš viso pasaulio. Tai nuotraukoje matot mano 2 geriausios draugės, aš dabar su jomis gyvenu. Viena yra iš Meksikos, kita yra iš Italijos. Tai va, bet dėl apgyvendinimo tikrai yra sudėtinga. Labai buvo sunku rasti apgyvendinimą dabar 3 metams, bet įmanoma, jeigu pradėsite iš anksto. Taip pat šalis yra labai daug gamtos, kas man labai patiko, ir labai gražus pastatai yra, architektūra. Taip pat tikrai galima daug aplankyti įvairiausių vietų. Kita skaidrė. Ir taip pat šiek tiek apie socialinį gyvenimą, tai tikrai yra labai aktyvus naktinis gyvenimas, ypač studentų, dauguma pradeda švęsti jau ketvirtadienį. Ir yra labai ir klubų daug, ir šiaip restoranų, barų, taip pat labai populiarūs yra techno vakarėliai reivai, kurie vyksta visoje šalyje, kai kurie yra netgi nemokami, ypač per tam tikras šventes, tarkim, Karaliaus diena, kai visi švenčia tiesiog gatvėse. Ir taip pat sakyčiau, kad yra gan plačios karjeros galimybės. Aš jau antrų metų pradžioje atlikinėjau praktiką. Aišku, aš pasirinkau ją atlikinėti Lietuvoje, bet tikrai yra labai daug galimybių, kai jau galima kažką ieškotis pačiuose Nyderlanduose. Ir dauguma tikrai yra labai priima netgi tuos international studentus. Tai tikrai sakyčiau, kad irgi šitas labai geras dalykas. Ir kaip ir viskas. Tai ačiū labai visiems ir jeigu yra kažkokių klausimų, galite klausti. Gerai, ačiū Samanta. Judant toliau, sekanti šalis Belgija. Tai Belgija, sakyčiau, labai panaši kaip Nyderlandai. Kodėl panaši? Dėl to, kad mes dirbam su olandiška, sakykime, tai Belgijos dalim, kur iš esmės turbūt patys švietimo sistemos principai, viskas labai panašu atkartojama taip kaip Nyderlanduose. Skirtumas galbūt pagrindinis yra tas, kad studijos yra šiek tiek trumpesnės, bakalauro studijų trukmė yra 3 metai, Nyderlanduose, kaip matėte, yra 3 arba 4, čia yra 3 metai Applied universitetuose, mokslo kaina yra šiek tiek mažesnė negu Nyderlanduose, 1181 euras už 1 studijų metus. Dirbam su galbūt 5 šiuo metu universitetais Belgijoje, su kuriuose siūlom tas studijų programas, o kad daugiau tų faktų, sakykime, informacijos pateikti apie pačią Belgiją, tai paprašysiu Ignetos, kad pasidalintų savo patirtimi ir įžvalgom. Tai sveiki dar kartą, pati esu iš Šiaulių, bet šiuo metu gyvenu ir mokusi Gento mieste Belgijoje. Iš tikrųjų, tikrai yra labai daug panašių dalykų ir su Nyderlandais, nes šalis kartu, taip pat, manau, ir Liuksemburge būtų panašu, nes tos 3 šalis kaip ir jos tiesiog visą laiką kartu būna. Ir kai pati rinkausi studijas Belgijoje, buvo pačiai labai keista, nes niekada negalvojau, kad mokysiuosi Belgijoje. Apskritai kažkaip, manau, Belgija yra pamiršta šalis, nes pagrinde visi į Olandiją važiuoja, į Vokietiją. Tai buvo pačiai keista, kad nusprendžiau mokytis Belgijoje, bet labai patiko, kadangi ta programa, apie kurią papasakos šiek tiek vėliau,
siūlė galimybę mokytis 2 užsienio kalbas vienu metu ir taip pat žadėjo, prižadėjo galimybę išvažiuoti į užsienį daug kartų. Tai kita skaidrė. Tai iš tikrųjų nuo pat atvažiavimo stengiausi kuo daugiau nuotraukų daryti Belgijai, visur, kur važiavau. Esu aplankius tikrai ne vieną Belgijos miestą traukiniu, nes susisiekimas labai geras ir iš Belgijos oro uosto taip pat visur galima nuskristi. Yra tiesioginis traukinys į Paryžių, į Angliją. Nežinau, iš susisiekimo pusės, tai Belgija yra tikrai labai labai geroj vietoj. Kitas skaidrė. Tai iš tikrųjų gyvenimas pačioje Belgijoje arba Gento mieste yra labai judrus, manau pasakyčiau. Studentai labai mėgsta čia alų ir bulvytes, nes kaip ir nacionalinis maistas gaunasi. Tai nuo pirmadienio iki ketvirtadienio, nuo kokių 5 vakaro, jie visą laiką būna baruose. Tai pavyzdžiui, baigėsi studijos apie 6 kartais, eini namo ir matai, kad jau visiems linksma, visi barai pilni, daug žmonių. Ir man bent jau keisčiausia buvo, kad nuo penktadienio iki sekmadienio nėra studentų, nes jie pagrindė gyvena mažesniuose miestuose, o patys važinėja traukiniu kiekvieną dieną į mokslus. Tai ir miestas būna tuštesnis savaitgaliais ir beveik jokie barai ar didesnės parduotuvės nedirba. Kitas skaidrė. Taip apie patį universitetą. Tai mokusi RTVL University of Applied Sciences. Čia yra vienas iš mano pagrindinių kampusų. Patys mokytojai juokauja, kad yra jis ne pats patraukliausias, bet jis yra pagrindinis, tačiau ne vienintelis. Dar paskaitos vyksta ir Kantinberg kampuse. Tai iš pat pradžių labai maišėsi, kuriame kampuse vyks paskaitos, tačiau labai greit pačios išmokom su draugiam, bet iš pat pradžių buvo labai keista, nes viena paskaita ten, kita paskaita ten, tačiau tie patys kampusai yra 5 minučių atstumu. Tai tikrai nebūdavo, kad jeigu jau nueini į kitą, tai tikrai spėjai grįžti atgal ir dėstytojai patys labai supratingi. Yra 12 kampusų, tačiau mano programai priklauso tik tais 2. Iš tikrųjų yra labai daug studentų, kasdien labai daug jų pamatai. Ir taip pat yra daug darbuotojų. Kartais būna, kad netgi 2 ar 3 dėstytojai tą pačią pamoką moko, kas man labai iš tikrųjų keista buvo, nes vieną savaitę, pavyzdžiui, teisę moko moteris, kitą savaitę teisę moko vyras. Tai aš vis dar nepripratau prie šito. Tai kitas skaidrė. Tai čia yra mano programa International Organization and Management. Įdėjau nuotrauką su savo kursiokais. Iš tikrųjų, mūsų yra labai palyginus daug, kaip programai tam universitete. Visi yra iš skirtingų šalių. Man pasisekė, nes be manęs ten yra dar 2 lietuvės. Tai iš tikrųjų labai laimingas dėl to. Nes, kaip ir minėjo, neatsimenu, kurie prieš tai, kur pasakojo, kad iš tikrųjų labai pasilgstam lietuvių ir kalbos, ir tiesiog lietuvių žmonių. Tai jeigu kažkas važiuosi mokytis į užsienį, tikrai jeigu išgirsit lietuvių žmogų, prieikit, pakalbėkit, tikrai nesigailėsit. Dabar man labai pasisekė, esu kaip ir radus pakankamai daug lietuvių, tai mes visi kartais išeinam ar į barą, ar į miestą, tai ir visą laiką labai smagu būna. Tai pati programa skiria labai daug dėmesio į tarptautinį bendradarbiavimą ir komunikaciją. Ir yra labai daug paskaitų apie kaip bendrauti su skirtingom kultūrom, kad jų neįžeist. Labai daug laiko skiria ir kalbom, todėl ir mokomės 2 kalbas. Yra labai visokių irgi pamokų, daug karjeros galimybių. Patys dėstytojai labai dažnai tą primena. Tada kita skaidrė. Tai tas gyvenimas studentiškas. Man pasisekė ir mano programa yra ganėtinai, nežinau net kaip pasakyti, laisva, turiu ganėtinai daug laisvo laiko. Nesakau, kad tikrai mokytis nereikia, nes tikrai reikia mokytis, negalima vėluoti, negalima vėliau pateikti jokių darbų. Taip. Jie nepriima, net ir jeigu minutę pavėluoji viskas. Ir tam tikras pamokas jie neįleidžia, jeigu tu nepasiruoši namų darbų. Ir jeigu jų neįkeli programą, viskas, tu negali tiesiog ateiti pamoką. Labai daug vyksta iš tikrųjų mokslo.
nes viskas vyksta sprintais, tai yra tam tikros pamokos, kurios trunka 2-3 mėnesius, tada atostogos ir vėl kitos pamokos. Tai viskas, kalbos vyksta semestrais, o daugiau viskas kitas sprintais. Taip pat priklausau Student Council, esu Student Ambassador ir Stuvo. Ir kas mokysis Belgijoje, tikriausiai susipažins su Stuvo, bet jie padeda studentam su finansiniais reikalais, dėl būsto, dėl darbo, su viskuom, bet taip pat nuo šių metų jie yra įkūrę kaip ir pamokinę veiklą studentam, tai mes padedam jiem rengti renginius, savanoriaujam, kas iš tikrųjų irgi labai daug laiko užima, bet yra labai smagu. Viena iš pamokų, kurią turėjau, buvo Project Planning and Execution, kas skamba, man labai bent jau įdomiai skambėjo, tai reikėjo sugalvoti renginį ir jį vykdyti, kas irgi labai paprastai skamba. Bet mes tam turėjom 3 mėnesius ir iš tikrųjų reikėjo tų visų 3 mėnesių, nes labai detaliai turėjom viską daryti. Tai dalykai, kurie atrodo lengva mokykloje, kai darai juos vėliau universitete yra daug sunkiau ir iš tikrųjų man bent jau buvo labai įdomu, nes niekada nesitikėjau, kad iš tikrųjų reikia tiek visko daug padaryti, kad vyktų renginys. Dabar, kadangi oras labai šiltas, tai ir daugiau išeiti visur galima, ir miestas atgyja, ir turistų daugiau, kavinukės lauke atsidarė. Ir kas man labai patinka apie Belgiją taip pat, kad nuo žiemos temperatūros Lietuvoje oras čia skiriasi 20 laipsnių, tai kur Lietuvoje buvo -20, čia visą žiemą buvo aplinkui 0 temperatūra. Tai aš labai džiaugiausi, kai atsiusdavo mama irgi nuotraukas, daug sniego, šalta, o čia su plona striuke galėdavo eiti lauką ir nebūdavo taip šalta. Tada kita skaidrė. Tai kad tikrai viskas bus gerai. Pati labai bijojau tam tikrais momentais, kad gal nereikia, gal geriau Lietuvą grįžti, gal nebenoriu tų studijų, bet labai džiaugiuosi, kad esu kur esu, kad iš tikrųjų išdrįsau mokytis užsienyje. Labai bijojau, kad ir kontaktas su draugais išnyks ir taip toliau, bet viskas kaip buvo, taip ir yra dabar. Tiesiog aš užsienį ir buvau grįžus ne kartą ir jie ir mano draugės buvo atskridusios. Tai ką norėčiau, kaip dabar, būčiau norėjus žinot, kad tikrai viskas čia bus brangiau, bet kas galvojau, kad kainuos brangiau, iš tikrųjų kainavo pigiau, kas man irgi buvo keista, bet maistas kainuoja panašiai. Dėl būsto reikia ieškotis kuo anksčiau, nes dabar pati turiu kraustytis, nes gyvenu Artevelda suteikiamuose būstuose kaip ir, nes jie kaip ir turi tam tikrą skaičių kambarių naujiems studentam, kad būtų lengviau. Tai kaip ir jau baiginėjasi mano kontraktas, tai irgi ieškau ir tikrai nėra lengva rasti būstą paprastai. Darbo galvoju irgi labai buvo keista. Turiu darbą, dirbu kavinukėje, darau kavą. Tai labai keista buvo, nes reikia nešioti savo CV ant popieriaus, kas man kaip Lietuvoje labai keista, nėra tekę pačiai daryti, nežinau, kas taip irgi darytų. Tačiau minimalus atlyginimas per valandą yra 15 eurų. Tai nuo Lietuvos labai skiriasi. Tai kaip ir motyvuoja irgi eiti dirbti, nes, kaip sakiau, turiu ganėtinai tikrai daug laiko. Ir nežinau ką daugiau, tiesiog, kad viskas bus gerai, jeigu išdrįsit, tikrai nesigailėsit. Liuks. Ačiū, Agneta, tau labai. Keliaujam toliau. Sekanti šalis, su kuria mes dar dirbam, šiandien apie ją plačiau, detaliau nepakalbėsim, nėra studento, bet turbūt bendrai pristatysim, kad tai yra Danija, Skandinavija šalis, kur užstudijas nereikia mokėti. Ten yra nemokamas mokslas visiems ES piliečiams, tiek bakalauras, tiek magistras. Taip pat yra kelių tipų universitetai, kaip ir Nyderlandų atveju panašiai, yra Research universitetai ir tie vadinami taikomųjų mokslo arba koledžai arba akademijos, kur studijos paprastai yra 3,5 metų trunka, jeigu tai bus universitetas, tai 3 metai, magistro studijų trukmė yra 2 metai ir Danija taip pat yra ta šalis, kuri turi paramų sistemą dirbantiems studentams. Labai panašiai kaip Nyderlanduose, galbūt šiek tiek daugiau valandų reikia dirbti. Bet tos paramos dydis yra pakankamai nemažas, netoli 1000 eurų. Tai čia yra per mėnesį, plus tiek, kiek pavyksta užsidirbti. Dar 2 šalys, su kuriomis dirbam, tai yra Suomija ir Švedija, Skandinavijų šalis taip pat, kur mokslas yra nemokamas. Šitos šalis tiek Suomija, tiek Švedija yra lygiai grečiai, nes jos labai panašios.
Galbūt lyginant abi šalis, sakyčiau, galbūt Švedija yra šiek tiek brangesnė, bet tas irgi priklauso nuo miesto, nuo regiono, nuo vietos, kur jūs gyvensit. Suomija ta šalis, kuri irgi turi paramų sistemą, galbūt tiek finansinę, tiek nefinansinę, galbūt sakyčiau. Suomija yra ta šalis, kuri turi paramų sistemą, kuri, sakykime, tokia plika akim nematoma. Turi labai daug nuolaidų ir lengvatų studentams, kurie turi studento statusą, žmonėms, bendrai jauniems žmonėms, kurie yra studentai. Tiek maistas yra pigus, būsto nuoma yra pigi, labai daug lengvatų mieste, viešas transportas, barai, kavinės ir taip toliau. Žodžiu, šitos šalis, kurios už studijas nereikia mokėti, galbūt reikia, kalbant apie Švediją, pagalvoti, kad pragyvenimo lygis šiek tiek ir brangesnis, šiek tiek brangiau viskas kainuoja, bet nėra tokių didžiulių kardinalių skirtumų. Ir kas toliau, tai iš esmės, kaip viskas atrodo, tai paprastai galima suskirstyti į tris žingsnius. Pakankamai nesudėtingus, tai išsirinkti studijų programą. Čia galbūt pats yra sudėtingiausias lygis, jeigu dar nežinai, ką nori studijuoti, kurioje šalyje nori studijuoti. Tai kaip ir Kotryna minėjo, ką aš dažnai sakau ir darau studentams, kurie yra šiek tiek galbūt pasimetę, galbūt nežino, reikia šiek tiek skirti laiko, atlikti namų darbus. Mes esam tie, kurie padedam ir galim padėti pakankamai nemažai. Mes galim papasakoti apie šalis, universitetus, kaip viskas vyksta, kaip viskas atrodo. Turim daug patirties, lankom tos pačius universitetus kiekvienais metais su jais, ne kiekvienais metais, bet praktiškai kasdien su jais bendraujam su universiteto atstovais. Tai turim tos patirties ir žinių, kaip atrodo, kuris universitetas, galbūt vienas fakultetas yra stipresnis. Jeigu turit programą, bet nežino, tarp kurių universitetų pasirinkti, tai galit klausti tiek mūsų, kitas dalykas pasiskaityti pačių programų aprašymus, kas bus mokomasi kiekvienais metais, kiekvieną semestrą. Paprastai jie tą detalizuoja ir tas padeda išsirinkti. Antras žingsnis - užpildyti stojimo anketą. Tai mes esame ta organizacija, kuri tiek konsultuoja, tiek administruoja stojimo procesą. Tai mes turim savo tinklapį online stojimo anketą. Jis yra paprasta, nesudėtinga. Tiesiog reikia prisiregistruoti, susikurti savo paskyrą. Ta paskyra iš esmės ir yra ta online stojimo anketa, kurioje tu pasirinki studijų programas, sukeli reikalingus dokumentus. Tie dokumentai, paprastai tariant, tai arba ko reikia paprastai, tai yra tapatybės patvirtinimo, paso arba ID kortelės kopijos ir pažymių išrašo arba brandos atestato. Šitie dokumentai yra būtini, privalomi tam, kad stoti. Priklausomai nuo programų ir universitetų reikalavimų gali reikėti ir papildomų dokumentų, kaip gyvenimo aprašymo anglų kalba, motyvacinio laiško, kažkokios tai papildomos numatomų egzaminų formos, kurioje tiesiog turėtum nurodyti, kokios egzaminus tu planuoji laikyti. Galbūt reikalingas yra anglų kalbos testas. Žodžiu, viską reikia sukelti į stojimo anketą. Ją išsiųsti, mes esame pirmoji stotelė, tai mes tiek konsultuojam viso stojimo proceso metu, tiek pasirinkant pildant anketą, tai ją išsiuntus mes ją detaliai patikrinam, sutikrinam, ar viskas yra tvarkingai, taip kaip reikia, to, ko reikia pasirinkties universitetams. Jeigu kažko trūksta, informuojam, kad pakoreguotumėt, jeigu viskas ok, keliauja svarsto universitetai ir pradeda pateikinėti atsakymus. Atsakymų irgi priklauso nuo šalies ir universiteto, bet kai kurie universitetai labai operatyviai, sakykime, savaitę, dvi ir tu jau žinai, ar tau jie siūlo studijų vietą ar ne, kiti galbūt šiek tiek ilgiau užtrunka. Ir kitas yra patvirtinti anglų kalbos žinias. Paskutinis kaip ir žingsnis, tai arba pateikti brandos atestatą, kuriame būtų anglų kalbos išlaikytas valstybinio anglų kalbos egzamino rezultatas, arba pateikti tarptautinį anglų kalbos testą, priklausomai nuo to, kur pasirinkamas to. Kas toliau? Gauni atsakymą, tada balandį, liepą jau iš esmės turi atsakymą, turbūt ir anksčiau. Tie, kas stoja anksčiau, jie jau turi atsakymus ir jau pradeda ieškoti būsto, tai sekantis žvilgsnis tiesiog ieškoti būsto, kaip ir minėjo studentės, nėra paprasta visuose miestuose. Ta situacija Nyderlanduose tikrai gerėja, universitetai yra įpareigoti labiau studentams padėti ir tas matosi kiekvienais metais. Van Halas yra vienas iš tų, kuris turi partnerius, kaip ir minėjo Samanta, ir mes, tie, kas stoja per mūsų organizaciją, turi pirmumo teisę pretenduoti gauti tos būstus pirmiesiams metams. Tai čia irgi toks, sakykime, prioritetas stojant per mus. Pradedi ieškotis būsto, pradedi krautis lagaminus ir ruoštis kelioniai tenai. Ir kodėl mūsų organizacija, tai iš esmės
kaip ir šito diagramai parodyta, kad mes esam specialistai, kurie dirbam 18 metų šitą darbą. Visi universitetai ir visos studijų programos, kurios yra pas mus tinklapyje, yra mūsų partneriai, mes oficialiai jos atstovaujam, turim sutartis su jais komunikuojam kiekvieną dieną, kiekvieną savaitę, kiekvieną mėnesį. Žinom visus stojimo proceso niuansus, ko galbūt ne visą laiką pavyksta sužinoti, netgi ne viskas būna pateikta, bet iš esmės mes tos ne visus niuansus žinom, turim paprastą stojimo anketą, ją reikia pildyti tik tai vieną, nereikia mėtytis per kelias skirtingas stojimo sistemas, formas, susižiūrėti, kad viskas būtų tvarkoje, tai mes esam tie, kurie padedam viską, kad viskas būtų tvarkingai ir kuo sklandžiau pavyktų įstoti. Garantuotas įstojimas, tai 96%, tai sakyčiau, kad jie yra didesni. Visą laiką pasiliekam, kaip sakyti, kažkokia tai rizika. Ta rizika yra dėl kai kurių atvejų, tarkim Danijos atveju, kur yra limituotas vietų skaičius, Nyderlandų atveju, kur yra programų, kurios turi limituotą vietų skaičių, kur į vieną vietą pretenduoja daugiau žmonių ir yra konkursas patekti, tai kartais pavyksta, kartais nepavyksta. Čia mes jau per daug įtakos neturim, bet iš esmės mūsų tikslas yra padėti išsirinkti tas studijų programas ir universitetus, kurie ir atitiktų lūkesčius ir norus ir galėtum sėkmingai įstoti ir pradėti studijas. Tai ta mūsų prezentacija į galą. Trumpai apie pačias paslaugas, tai galim drąsiai sakyti, kad tai yra pigiausios stojimo paslaugos Lietuvoje. Turim kaip organizacija vienintelį anketos įstojimo mokestį, kuris yra mokamas tada ir tokia atveju, jeigu tu gauni pasiūlymą studijuoti, jeigu įstoti nepavyksta, nieko mokėti ir nereikia, neturim kažkokių tai paketų, žodžiu, su kiekvienu žmogu dirbam individualiai, kiekvieną stojimo anketą žiūrim atsakingai, neturim paketų, kad jeigu tu daugiau sumokėsi, mes daugiau darbo įdėsim, jeigu mažiau, mes mažiau darbo įdėsim. Tai tokio principo modelio mes neturim, mes visais dirbam vienodai, stengiamės, kad kiekvienam pavyktų įstoti. Konsultuojam, stojimo procesą administruojam nemokamai, kaip ir minėjau, turim tą vienintelį anketos įstojimo mokestį. Ir tokią galimybę turim turėti, kaip ir sakiau, kad dalinai mus finansuoja ES institucijos. Tai čia yra mūsų kontaktai, studijų užsienio koordinatoriai, aš, Vytautas ir mano kolegė Virginija, kurie kiekvieną dieną su jum bendraujam, telefonais, skambučiais, laiškais, per konsultacijas. Tai jeigu tik tai turit kažkokių klausimų, nebijokit, galit parašyti mailą, galit užsiregistruoti į konsultaciją pas mus, nemokamą, kaip patogu, telefonu, per Teamsus, Messengerį. Žodžiu, jeigu tik tai turit klausimų, tai kreipkitės, mes ir esam tam, kad galėtumėm padėti. O pabaigai tada galbūt pereisim, pasižiūrėsim, ar kažkokių tai klausimų uždavėt. Mačiau, kad keletas klausimų buvo, tai ar reikia į Utrechtą ALS egzamino, tai jeigu kalbam apie universitetą, kur Kotryna mokosi, tai ne. Tai yra vienas iš tų universitetų, kuris anglų kalbos testo nereikalavo, užtenka valstybinio anglų kalbos egzamino. Galbūt, Kotryna, tu pasidalinsi, ar laikei tarptautinį testą papildomai, ar nelaikai? Taip, tai aš žinau nuo pat pradžios, kad man nereikės IELTS egzamino, bet aš išsilaikiau ir vienintelė priežastis, dėl ko rekomenduočiau išsilaikyti, nes jūs IELTS galit kad ir dabar išsilaikyti ir būsit ramus, nes nežinia, jūs IELTS egzaminus galite laikyti kiek norit kartu, aišku, jie mokami yra, bet jeigu netyčia kažkas atsitiktų ar bloga diena ir neišlaikytumėt brandos egzamino, tada jau būtų liūdna. Tai nereikia tikrai, bet aš rekomenduočiau visai. Su anglų kalbos egzamino neišlaikymu turbūt šiom dienom sunkiai tikėtina, anksčiau galbūt tai buvo, bet dabar puikiai, sakau, kiek susiduriu kiekvieną dieną, tai tikrai labai geros anglų kalbos žinios, tai jų tikrai nereikia bijoti, galbūt tiesiog sunkiau būna, nes žiūrim filmus, žaidimus žaidžiam, skaitom knygas, turbūt literatūrą, kažkokius tai straipsnius anglų kalba, bet mažai praktikuojam kalbėdami. Tai čia turbūt yra didesnė baimė, bet kaip ir Kotryna sakė, pirmi metai sunkesni, paskui persilaužė, nėra kur dėtis. Tiesiog visa aplinka yra tokia ir reikia prisitaikyti. Ir tas pakankamai greitai vyksta. Taip, tai matau, kad yra dar vienas klausimas. Ar reikėjo tik pažymių, ar tik egzamino, ar abiejų? Nes jau žinojote, kad pateko nepabaigus 12 klasių, dar neišlaikus egzaminų.
Jo, ar labiau žiūri pažymius, ar į egzaminų rezultatus. Tai čia galbūt aš irgi trumpai atsakysiu, paskui galbūt galėsit kiekviena irgi savo situaciją papildyti. Tai didžiąją dalim, jeigu kalbame apie Nyderlandus ir Belgiją, didžiąją dalim nėra skirtumo, nei kokie vidurkiai, nei kokie egzaminai. Vienintelis egzaminas, kuris turi įtakos, turbūt anglų kalbos valstybinis egzaminas, tiesiog jį reikia išlaikyti tam, kad patvirtinti anglų kalbos žinias. Tai jeigu kalbant apie pažymius, tai čia turbūt Švedijoje, Danijoje, Suomijoje tas yra aktualiau, o šitose šalyse universitetai labiau žiūri į vidurkius, į pažymius, kur tie pažymiai priklausomi nuo universiteto turėtų būti apie 7-8, kalbu apie bendrą vidurkį tavo pažymių brandos atestato. Ir kai kuriais atvejais skirtingų disciplinų, kaip pavyzdys, gali reikalauti, tarkim, matematikos, istorijos, čia Švedijos atveju labiau. Tai ten jau konkrečiai nurodo, kad pažymiai turėtų būti iš tų dalykų apie 8 arba daugiau, ne mažiau 8. Tai kai kuriais atvejais reikia, bet didžiąją daugumą atvejų nėra svarbu nei egzaminų rezultatai, nei tavo vidurkiai rezultatai. Ir tas pasiūlymas studijuoti, kai tu stoji 12 klasėje dar neturėdamas brandos atestato, jeigu vienintelė sąlyga gauti brandos atestatą, reiškia, jokių kitų sąlygų nereikia išpildyti. Gauni brandos atestatą, jį pateikia universitetui Liepos mėnesį, jie tada galutinai patvirtina tavo studijų vietą. Ta studijų vietą teoriškai tu jau turi, tau beliko, jeigu jie pasiūlo studijų vietą, tau beliko tik tais gauti ir pateikti tą brandos atestatą. Tai va, galbūt Kotrynos atveju, Festreko atveju, galbūt buvo kažkas daugiau, ar tik tai motyvacinis laiškas papildomai? Kalbant apie pažymius, tai manęs tikrai neprašė jokių pažymių. Aš kadangi aplikavau jau kovo mėnesį, balandžio pradžioje, man atrodo, jau pildžiausi dokumentus, tai man prireikė tik tai 1 semestro 12 klasės ir 2 semestro 11 klasės pažymių, man atrodo, ir brandos atestato. O dėl to Festreko, aš kiek atsimenu, aš pirmą turėjau pokalbį su kuratorė ir tenai pokalbio metu man davė 2 užduotis padaryti. Dabar, kiek žinau, kadangi tada dar buvo karantino pabaiga, tai leido nuotolį, bet dabar, kadangi yra visi dirbtiniai intelektai, tai jau kviečiasi į Olandiją atliktos testus, kiek žinau. Ir jo reikėjo parašyti motyvaciją. Studentam dažniausiai leidžia visus stojamieji egzaminai būna online. Paprastai. Bet tenai dažniausiai jau rugsėjo mėnesį, kad... Taip, atsiprašau. Supratau. Taip. Gerai, Samanta, kaip tavo atveju, ar turėjo įtakos pažymiai, rezultatai, ar anglų kalbos testą laikė, ar nelaikė? Dėl pažymių tai tikrai nieks neprašė. Man irgi kaip vienintelis reikalavimas buvo brandos atestatas, bet aš turėjau laikyti IELTS testą, nes brandos egzamino tuo metu dar neužskaitė, bet esu girdėjus iš dabartinių pirmakursių, kad šiek tiek pasikeitė mokymus programą, tai galimai galbūt, kad nebereikia to anglų kalbos papildomo testo, užtenka tiesiog valstybinio egzamino, bet sakyčiau, siūlyčiau tada tiesiog pasižiūrėti, yra tikrai universiteto website prie kiekvienos programos paaiškinta, ko reikia, ko jo reikalauja. Jo, šiaip ir jeigu pas mus tinklapyje yra kiekvienos programos universiteto aprašymas, jeigu prie programos yra stojimo reikalavimai, tai Arteveldės atveju pasikeitė tas, kad jie dabar Duolingo testą pripažįsta. Tai nebūtina, tai yra lengvesnis, paprastesnis, pigesnis online testas, kurį taip pat galima išlaikyti stojant į Arteveldę. Ir Ignata, tavo patirtis. Tai aš laikiau IELTS testą, bet dabar, kaip sakėt, ir Duolingo testą kaip ir... Jo. Jo, tai mano pažįstama laikė, irgi sakė, galvojo, kad bus lengviau, bet nebuvo taip lengva, kaip skamba, nes pagalvojus Duolingo, tai tą programėlę iš karto pagalvoju, bet tai tikrai ne tas pats. Ir nebuvo svarbus pažymiai, bet ir pačioje Belgijoje studentų pažymiai nėra labai svarbus dėstytojam, nes gauti maksimumą yra beveik neįmanoma. Toks neegzistuoja pažymys, tai pažymiai nelabai svarbus. Jo, tai kalbant apie anglų kalbos reklamas, grįžtant prie Bandhal universiteto, taip pat užtenka BB rezultato. Ne Duolingo, bet valstybinio kalbos egzamino. Tai ačiū. Matau, kad dar yra klausimų. Tai jeigu nereikia pažymių, atestato,
argi netrodo, kad per lengva įstoti. Nėra didžiulė konkurencija. Ne, įstoti nėra lengva. Kaip ir minėjau, prezentacijos pradžioj, tiek Nyderlandai, tiek Belgija yra tos šalis, kurios jų tas principas, požiūris į švietimo sistemą, jie yra linkę sudaryti sąlygas studijuoti visiems nepriklausomai nuo akademinių rezultatų. Tas atsispindi tiek stojimo proceso metu, tiek pačiose studijose. Tai nėra griežtų stojimo reklamų, bet reikia turėti omeny, kaip ir studentės turbūt kiekviena paminėjo šiandien, kad įstoti taip yra paprasta, bet studijuoti nėra lengva, reikia tikrai įdėti darbą ir pastangų, nebus taip, kad čia įstojau labai lengvai, reiškia, ir studijos labai lengvai vyks. Jo, jeigu įdomi sritis ir domiesi, patinka, tai tikrai nebus sudėtinga, bet kaip ir minėjo studentės, pastangų reikia įdėti. Reikia mokytis, reikia studijuoti, reikia skirti pakankamai nemažai laiko. Tai didžiulės konkurencijos nėra, yra turbūt Nyderlanduose tokios vadinamos numerus fiksus studijų programos. Dažniausiai tai yra socialinių mokslų programos, kaip psichologija, kelios verslumo programos, kurios tas numerus fiksus reiškia, kad tai yra limituotas vietų skaičius, reiškia, jos turi tik tais nuo 250 iki 400 iki 600 vietų vienoj programai per vienus metus. Ir į tas programas yra sunkiau įstoti, jos turi ir griežtesnius, konkretesnius stojimo reikalavimus, jos jau nurodo kai kurios ir vidurkius reikalavimus, ir egzaminų rezultatus reikalavimus, ir taip pat turi stojamąsias užduotis. Tai ten įstoti konkursas didesnis, ten yra šiek tiek sudėtingiau. Tai ačiū uždėmesį, ačiū, kad dalyvavot, ačiū merginos, kad pasidalinot savo patirtim. Noriu tik priminti, kad tie stojimai dar vyksta Suomijai, Švedijai kai kur, Nyderlanduose ir Belgijai. Stojimo sistemos dar atidarytos, jos bus iki balandžio-gegužės mėnesio, drąsiai, kai kur ir ilgiau. Tai jeigu svarstot, turit klausimų, abejojat, ar spėsit, ar nespėsit, norit, nenorit, tai klauskit, padėsim, patarsim. Ir jeigu galvojat, norit, tai pildykit stojimo anketas, kuo anksčiau išsiųsit, tuo anksčiau gausit atsakymą ir bus lengviau pereiti prie sekančio žingsnio, tai yra būsto paieška, kuri taip pat užtrunka. Tai ką, ačiū Kotryna, Samanta, Igneta už jūsų patirtis, pasidalinimą ir šiandien turbūt atsisveikinsim, tai turbūt iki kitų webinarų. Visą. Visą.